papasakosiu Jums truputį apie Jameso Webbo teleskopą ir tai, kaip jis atvertė, o gal ir neatvertė mūsų supratimą apie visatą. Na, čia tokį kaip papildomą pavadinimą parašiau kitos istorijos iš ilgiausio astronominio projekto. Prisipažinsiu, netikrinau, ar tai ilgiausias projektas ir, aišku, galima ginčytis iš viso, kaip išmatuoti, koks projektas yra ilgiausias, na, bet Jameso Webbo teleskopas tikrai garsus iš tokios negeros pusės, kad labai ilgai planuojamas, atidėliojamas buvo, bet galiausiai visgi išskrido. Čia matom jo vizualizaciją, kaip jisai kosmose atrodo. Su įspūdingiausia, na, geriausiai atpažįstama jo dalis yra šitas pagrindinis veidrodis vadinamas, tokios koro struktūros, na ir visos kitos dalys. Apskritai teleskopas, kol dar nebuvo išskridęs, kai tik pakilnėjo nuo Žemės, atrodė maždaug šitaip, viskas buvo gerokai supakuota tam, kad tilptų į raketą, nes dydis teleskopo tikrai ypatingas ir vėlgi prieš kokius gal net 20 metų nelabai buvo galima pagalvoti, kad iš viso į kosmosą tokią vientisą struktūrą pavyktų iškelti. Bet iškelti ją pavyko šiek tiek ir galiausiai nuskridęs į savo paskirties tašką, jisai išsilankstė, išsiskleidė taip pat labai daug veiksmų vienas po kito, kurie turėjo būti visai preciziškai atlikti ir aišku viskas automatiškai, autonomiškai padaryta, bet išsiskleidė ir tapo tokiu dariniu. Kur tas jo paskirties? Dar apie šitos atidėliojimus visus. Apskritai, Jameso Webbo teleskopo idėja buvo iškelta maždaug tuo metu, kai Hubble kosminis teleskopas tik pakilo ir pradėjo savo darbą. Tai buvo prieš daugiau nei 30 metų. Tada praktiškai iš karto astronomai pradėjo galvoti, o kas toliau, koks sekantis galėtų būti didelis kosminis teleskopas skirtas tiek mokslui daryti, tiek gražiems visatos vaizdams gauti, kuriais galima būtų ir visuomenės dėmesį patraukti. Ir ta idėja buvo vystoma, suformuluota misijos koncepcija, pradėta ją vykdyti ir kažkur praeito amžiaus paskutinio dešimtmečio viduryje buvo paskelbta, kad maždaug 2007 metais Jameso Webbo kosminis teleskopas pakils į kosmosą ir pradės tyrinėti visatą naujai, šiek tiek kitaip nei Hubble'as. Apie tai, kaip kitaip, to jau pašnekėsim. Na, vėliau laikas ėjo ir iškildavo tai vienos, tai kitos techninės problemos, finansavimo problemos ir kitokios kliūtis. Ir čia matom, kaip skirtingais metais buvo vis atidėliojamas paleidimas. 21 metų pabaigoje, kai buvo paskutinis toksai pavėlinimas padarytas, net 2018 metais, kai buvo nukeltas teleskopo paleidimas į 2021-uosius iš 2020-ųjų, nupaišytas šitas grafikas nuostabaus internetinio komikso XKCD autorius. Nupaišė šitą komiksą, šitą grafiką, išvedus, nubrėžus šitą raudoną liniją per visus taškus, susikirtimas su dabarties data gaunamas 2026 metų pabaigoje. Taip, kad pagal tai, kaip atrodė tuo metu situacija, tai atrodė, kad dar dabar mes neturėtume to Jameso Webbo kosminio teleskopo. Bet laimiai pati pabaiga buvo sėkmingesnė negu čia prognozuojama ir visgi 21 metų pabaigoje per Kalėdas, kaip kalėdinė dovanėlė visai astronomų bendruomeniai, teleskopas pakilo ir išskrido į kosmosą. Išskrido jis gana toli į Saulės Žemės sistemos antrojo Lagranžo tašką. Tai yra tokia galima sakyti, speciali vieta kosmose, kur Saulės ir Žemės bendra gravitacija veikia taip, kad
Šitas teleskopas iš principo gali suktis aplink Saulę tokiu pačiu periodu kaip ir Žemė. Tai yra jisai visą laiką liktų toje pačioje linijoje su Saulė ir Žeme. Kuo tai naudinga? Na, vienas dalykas. Tai, ir atstumas iki šito taško yra nuo Žemės apie 1,5 milijono kilometrų. 1,5 milijono kilometrų yra 4 kartus daugiau negu atstumas iki Mėnulio. Vadinasi, tikrai toli turėjo nuskristi, daug toliau negu bet koks žmogus kosmose pabuvojęs. Ir ten skriedamas jis du labai naudingi dalykai. Viena, jis yra pakankamai toli nuo Žemės, kita jis yra ne per toli nuo Žemės. Pakankamai toli nuo Žemės, kad visokie nuolatiniai signalai iš Žemės, tiek radio bangos, tiek pačios Žemės šiluminė spinduliuotė netrukdo teleskopui vykdyti stebėjimą. Kita vertus, Žemė yra dar pakankamai arti, kad jos siluetas užstoja didžiąją dalį Saulės, dėl to teleskopas irgi yra ne taip labai kaitinamas, kaip būtų kur nors kitur atsitiktinėme erdvės taške. Bet teleskopui vis tiek, nepaisant to šešėlio, reikia šitų 4 ištemptų tokių tentų, galima sakyti, kurie yra šiluminė apsauga, kad pagrindinis veidrodis ir kiti instrumentai būtų atšaldyti iki labai žemų temperatūrų ir galėtų vykdyti stebėjimus neveikiant šitam saulės šilumai, kuri sukelia tiesiog vadinamą triukšmą, tai yra iškraipo duomenis. Visa tai, ką čia minėjau, visa šita apsauga yra labai svarbi dėl to, kad Jameso Webbo teleskopas stebi dangų ne taip pat kaip Hubble'as. Dažnai šnekama yra, kad Jameso Webbo teleskopas, tai čia Hubble'o įpėdinis, jis pakeis Hubble'ą ir taip toliau, bet tai nėra visai tiesa. Hubble'o teleskopas, kurio pagrindinė veidrodžio skersmuo yra 2,4 metro, tai šiek tiek aukštesnis už žmogų, jis stebi kosmosą pagrindė regimųjų spindulių diapazone, šiek tiek išeidamas į ultravioletinius ir infraraudonuosius spindulius. Regimieji spinduliai, jų bangos ilgiai yra nuo maždaug 450 iki maždaug 750 nanometrų. Infraraudonieji yra didesnio bangos ilgio spinduliuotė, tai Hubble'as nueina iki keleto mikrometrų, tuo tarpu Jameso Webbo teleskopas nuo maždaug 1 mikrometro iki keliasdešimties mikrometrų. Taip kad jis apima infraraudonąją spinduliuotę. Šiek tiek apima ir regimųjų spindulių pačios raudonosios pusės. Daugiausiai stebi infraraudonąją spinduliuotę, kurią mes jaučiame kaip šilumą. Jeigu prie kaitrinės lemputės arba įkaitusios elektrinės viryklės prikišam ranką, tai, ką mes jaučiam tą karštį, tai yra nemaža dalim infraraudonoji spinduliuotė. Tai va, Jamesas Webbas stebi kosmosą infraraudonųjų spindulių diapazone. Tai nėra toli gražu pirmasis kosminis infraraudonųjų spindulių teleskopas. Buvo anksčiau, pavyzdžiui, toksai Spitzerio kosminis teleskopas, bet Jamesas Webbas tikrai daug didesnis, 6,5 metro pagrindinis veidrodis. O kuo didesnis veidrodis, tuo daugiau fotonų galima surinkti. Tai reiškia, tuo blausesnius objektus galima pamatyti ir tuo detalesnį vaizdą galima gauti, tai yra tuo smulkesnės detalės visokias išskirti. Kam to reikia? Vienas iš pagrindinių uždavinių, ką Jameso Webbo teleskopas siekia išsiaiškinti, įgyvendinti, tai yra pirmųjų visatos galaktikų atsiradimas ir jų tyrimas, kokios jos buvo, kaip jos vystėsi. Šitoje schemoje yra labai glaustai pavaizduota visatos istorija nuo atsiradimo per didįjį sprogimą iki šių dienų. Čia apačioje yra surašytas laikas, mastelis toks labai varijuojantis, nes iš pradžių labai įdomus dalykai vyko per pirmas keletą minučių. Paskui
buvo daug nieko įdomaus, tada 380 tūkstančių metų dar vienas įdomus dalykas įvyko, tada vėl nieko įdomaus, tada pasiekė maždaug 200 milijonų metų, kada vėl įdomus dalykai prasideda ir būtent Džeimsas Vebas bando tirti tai, kas buvo tarp 200 milijonų metų ir milijardą metų. Ne tik tai tą, bet čia vienas iš pagrindinių uždavinių yra būtent ankstyvosios visatos stebėjimai. 200 milijonų metų yra maždaug tas laikas, kai pradėjo visatoje formuotis pirmosios žvaigždės ir kartu pirmosios galaktikos. Ir būtent jas ir bando Džeimsas Vebas pasiekti. Per šito grafiko dar truputį vėliau grįšim, kaip papasakosiu, kaip tos galaktikos galėjo formuotis. Bet dabar reikim prie to, kaip mes iš viso galim šitą suprasti. Esmė yra tokia, kad jeigu mes stebim galaktikas, tai kuo tolimesnės galaktikas stebim, tuo jos vis atrodo kitokios ir sistematiškai kitokios. Tai reiškia, kad ne tik, kad viena galaktika ten nuo kitos skiriasi, nes dviejų identiškų galaktikų nėra, kaip ir dviejų identiškų žmonių nerasime. Bet kuo tolimesnės galaktikas žiūrim, tuo jos bendrai, jų vidutinės savybės vis labiau skiriasi nuo tų, ką matome aplink. Iš esmės taip lyg tai aplink save turėtumėm tokio amžiaus žmonės, kaip mes esam, o kuo toliau, tuo jaunesni ir jaunesni žmonės yra. Na ir matom, kad vis mažesnius vaikus ten toli matom. Taip yra dėl to, kad šviesa juda baigtiniu greičiu. Nors tas greitis labai didelis, 300 tūkstančių kilometrų per sekundę, bet lyginant su kosminiais masteliais, tai yra labai mažas greitis iš tiesų ir nulėkti nuo galaktikos iki galaktikos šviesai užtrunka ilgai, nulėkti per daugybę galaktikų nuo visatos krašto iki čia užtrunka dar ilgiau. Ir iki artimiausios didelės galaktikos, mūsų kaimyninės Andromedos galaktikos, šviesa keliauja apie 2,5 milijono metų. 2,5 milijono metų galaktikai nėra baisiai daug. Tai ta prasme mes Andromedą matome iš principo tokio, kokia ji yra ir dabar. Tai yra per tos 2,5 milijono metų ji turbūt nėra labai pasikeitusi. Tačiau kuo toliau žiūrime, tuo daugiau net ir milijardų metų į praeitį mes galime stebėti. Ir kai astronomai pradėjo matyti galaktikas vis tam už keleto milijardų metų, daugiau, 10 milijardų metų ir taip toliau, jie pamatė, kad tos galaktikos atrodo vis mažiau tvarkingos, jose yra vis daugiau dujų, jose vis mažiau žvaigždžių, bet žvaigždės dažniausiai formuojasi vis sparčiau ir taip toliau. Ir tai yra tiesiog, taip mes galime matyti tą progresą visatos struktūrų vystymus. Tiek galaktikų jau minėtų, tiek kitokių struktūrų, to į ką galaktikos telkiasi, pavyzdžiui, kaip tai vystėsi nuo senų laikų iki dabar. Bet aišku, kuo tolimesnės galaktikos, tuo jos glausesnės pasidaro, tuo sunkiau jas įžiūrėti, dėl to reikia vis geresnių ir geresnių teleskopų. Dėl to Džeimso Vebo reikia tam, kad pamatytumėm tai, kas vyko prieš daugiau nei 13 milijardų metų, tai yra kaip visatos amžius buvo mažiau negu 1 milijardas metų. Pirmoji paskelbta Džeimso Vebo nuotrauka, 22 metų Liepos 11 dieną išplatinta nuotrauka buvo šita. Čia yra galaktikų spiečius SMACS 07 kažkiek. Labai daug astronominių objektų turi tik tai katalogo numerius, o ne gražius pavadinimus. Bet tiesiog čia yra galaktikų spiečiaus nuotrauka ir galime žiūrėti tikrai daug galaktikų. Čia, pavyzdžiui, spiralinė galaktika, net gražiai matosi spiralinės vijos. Čia irgi mažesnė arba tolimesnė spiralinė galaktika. Ir taip toliau. Čia yra telkinys didžiulis, 1000 galaktikų telkinys. Šiek tiek yra matoma ir žvaigždžių, kurios priklauso paukščių takui, ties tiesiog susiprojektavusios toje pačioje dangaus vietoje. Tai va, visi šitie objektai su spygliais. Spygliai atsiranda dėl to, kad šviesa judėdama aplink Džeimso Vebo teleskopo struktūrą yra visai iškreipiama ir dėl to atsiranda tokie artefaktai. Bet galaktikos yra ne tokios ryškios, kad šitie artefaktai būtų matomi.
Ir dar ką matome šitoje nuotraukoje, tai tokios lankeliai visokie, kažkokie iškreipti dariniai ir panašiai. Tai yra dar tolimesnės galaktikos, daug tolimesnės už patį šitą spiečių. Šitas spiečiaus šviesa iki mūsų keliauja apie 11 milijardų metų, o tų dar tolimesnių galaktikų šviesa jau keliauja apie 13 milijardų metų ir daugiau. Tos galaktikos jos atrodo visai iškreiptos, nes jos yra gravitaciškai lėšuotos. Tai reiškia, kad jų šviesa judėdama pro šitą spiečių, dėl spiečių sudarančių galaktikų, dujų ir tamsiosios materijos gravitacijos yra visai iškreipiama. Tie iškreipimai iškreipia tų tolimų galaktikų vaizdą. Panašiai kaip kreivas veidrodis gaunasi. Šiek tiek. Bet tai mums labai naudinga yra dėl to, kad gravitacinis lėšavimas taip pat ir paryškina vaizdą, arba tiksliau padidina vaizdą. Tarkim, šita galaktika, jeigu nebūtų spiečiaus tarpe, galbūt jos net ir nesimatytų, jei būtų tokia mažytė. Bet dabar ji yra tiek ištempta, išdidinta, kad galime matyti ne tik, kad jinai egzistuoja, bet netgi ir šiokią tokią struktūrą joje žiūrėti. Taip yra su daug kitų galaktikų. Tokie gravitacinio lėšavimo stebėjimai mums leidžia pažvelgti į galaktikas, kurios buvo per pirmąjį milijardą metų, nes be gravitacinio lėšavimo net ir Džeimso Vebo teleskopas beveik nei vienos iš jų nežiūrėjo. Palyginimui tarp Džeimso Vebo ir Hubble'o čia yra ta pati dangaus vieta nufotografuota 17 metais su Hubble'o teleskopu. Tai yra Džeimsas Vebas, Hubble'as. Džeimsas Vebas, Hubble'as. Spigliai skirtingi yra dėl to, kad Hubble'o teleskopo struktūra truputį skiriasi. Na, o kitas galim atskirti, kad čia yra galaktika, čia yra ta pati galaktika. Ir taip toliau. Kitus objektus, didžiąją dalį objektų turbūt galim atpažinti, suvesti, kur kuris yra, bet akivaizdu, kad čia yra mažesnis ryškumas. Gerokai ir daug mažiau mes galim nustatyti šitos nuotraukos negu iš šitos. Arba tiksliau ne iš pačios nuotraukos, iš tų duomenų, kurie surinkti ir kurie paversti šitą nuotrauką jau apdoroja. Atsiminkim, kad čia buvo Liepos 11 diena 22 metų. Liepos 25 dieną, tai yra lygiai po 2 savaičių, žurnalui Nature įteiktas straipsnis, kur tuose duomenyse, sudarančiose tą nuotrauką, mokslininkai atrado 6 galaktikas, kurių šviesa, kurią dabar matome išspinduliuota, buvo praėjus 600 milijonų metų po didžiojo sprogimo. Tai yra kaip visatos amžius maždaug 5% dabartinio. Ir tos galaktikos yra netikėtai masyvios. Tai yra iš to, kiek jos spinduliuoja, apskaičiavus tokia tikėtina žvaigždžių masė ten yra. Ta žvaigždžių masė gauta daug didesnė, negu būtų galima tikėtis pagal tai, pagal tai, kokio dydžio dangaus lopinėlį apima tą nuotrauką. Pačios galaktikos atrodo šitai. Visos jos yra tik tai tokie blausus raudoni taškeliai. Struktūros jokios įžiūrėti čia neįmanoma, tačiau kiekvieno to taškelio šviesumas mums nurodo, kiek tenai tų žvaigždžių gali būti, kad jos taip ryškiai spinduliuoja. Na, o tas pagrindinis atradimas yra šitame grafike užkoduotas. Šitą grafiką reikėtų skaityti taip, kad čia turime galaktikos žvaigždžių masę. Čia yra milijardas Saulės masių, čia yra 10 milijardų Saulės masių, čia yra 100 milijardų Saulės masių. Paukščių takas yra keli šimtai milijardų Saulės masių. Tai yra kažkur čia. Šičia yra tokio dydžio ir didesnių galaktikų skaičius tam tikrame visatos tūrio vienete. Ir šitos dvi kreivės punktyrinės yra tai, kaip mes manėme, kad galaktikos pasiskirsčiusios arba kokie galaktikų dydžiai ir masės yra, remdamėsi Hubble'o teleskopo ir kitų iki Džeimso Vebo buvusių teleskopų stebėjimų duomenimis.
tos dvi kreivės atitinka šiek tiek skirtingą laiką, kurį astronomai, ypač kalbant apie tokius tolimus objektus, išreiškia raudonojo poslinkio vertę. Tai yra, kiek labai visata prasiplėtė nuo tų laikų, kai buvo išspinduliuota šviesa. Bet čia yra maždaug 600 milijonų metų po didžiojo sprogimo, 9 yra gal 500 milijonų metų po didžiojo sprogimo. Kuo didesnis raudonasis poslinkis, tuo ankstyvesni laikai. Tai va, aišku, ankstyvesniais laikais galaktikų buvo mažiau ir jos buvo mažesnės, dėl to šita kreivė yra žemiau, o šita kreivė, kuri atitinka 600 milijonų metų po didžiojo sprogimo, yra aukščiau. Bet abi šitos kreivės yra daug žemiau negu dvi šitos linijos, kurios yra rezultatas apskaičiuotas iš tų 6 galaktikų, kurias atrado Džeimso Vebo nuotaka. Aišku, 6 galaktikos yra nelabai daug, norint daryti kokią nors statistinę analizę, dėl to ir šitie užtušuoti plotai yra patikimumo intervalai, tai yra paklaidos, galima sakyti, kokios vertės iš tiesų galėtų būti, bet matom, kad net ir tas paklaidas įvertinus, šitos linijos yra daug aukščiau negu šitos, vadinasi, galaktikų, čia matome, kad yra 10, 100, 1000 kartų daugiau negu būtų tikimasi pagal tai, ką galvojam iki šitų nuotraukų. Va čia yra tai, apie ką daugybė astronomų ir taip pat daug mokslinės žiniasklaidos šneka, ar bent jau šnekėjo kokius metus po šito rezultato atradimo, kad vat pirmykštėje visatoje labai daug labai masyvių galaktikų, kurių mūsų modeliai iki šiol neprognozavo. Tokių galaktikų būti negali, kaip čia taip, kas čia atsitiko ir ar mes nieko nebežinom apie kosmosą. Tai gal ir nieko nežinom, bet tai nesutrukdė žmonėms siūlyti visokiausias idėjas, kas čia galėtų būti. Kaip galima būtų paaiškinti šitą netikėtumą? Pirma paprasčiausia idėja, kad galbūt kažkas su matavimais blogai. Visgi, kai žiūrim į tokius raudonus taškelius, tai vieni juos žiūrint net ir su tais duomenim tikrais, kurias Džeimsas Vebas duoda, neįmanoma 100% pasakyti, kad tos galaktikos tikrai yra taip toli. Jos gali būti iš tiesų daug arčiau, bet atrodyti taip pat. Bet vėliau buvo konkrečiai į tas dangaus vietas nukreipti kiti teleskopai, kurie jau tiksliau išmatavo tų galaktikų spektrą ir jais buvo nustatyta, kad taip tos galaktikos tikrai yra taip toli. Kitas galimas paaiškinimas būtų, kad irgi toks labai paprastas, kad galbūt mes tiesiog pataikėm pasižiūrėti kažkokį anomalų dangaus lopinėlį. Visgi ten tik 6 galaktikos. Įsivaizduokim, jeigu išvažiuojam grybauti ir nuvažiuojam į mišką, išlipam iš mašinos ir va taip prie durelių pamatom 6 baravykus gražiausius augančius. Nuostabu, faina, bet ar iš to tikrai galima daryti išvadą, kad visas miškas yra nuklotas tokiu vientisu baravykų kilimu? Turbūt ne, mums tiesiog pasisekė. Gal ir čia, galbūt mums tiesiog pasisekė ir tas 6 galaktikas pamatė. Kažkiek į šitą klausimą atsako ir patikimumo intervalai, bet nebūtinai jie atsako pilnai. Gali būti, kad šitos paklaidos iš tiesų yra daug didesnės. Tai tam, kad į šitą klausimą galutinai atsakytumėm, reikia tiesiog daugiau ilgesnių stebėjimų, bet bent jau kol kas atrodo, kad tikrai taip tų galaktikų yra daugiau negu manėm iki šiol. Kiti variantai jau yra šiek tiek sudėtingesni ir susiję su tuo, kaip pačios galaktikos formuojasi. Čia vėl prisiminkim šitą schemą. Ir šitą gabaliuką, kur sakiau, kažkas įdomaus nutiko prieš 380 000 metų. Čia esmė tokia, kad kai visata tik atsirado, ji buvo labai karšta ir dėl to visa medžiaga tenai buvo plazma. Tai reiškia, kad elektronai ir protonai arba helio branduoliai, kitų cheminių elementų praktiškai nebuvo, kad tos dalelės lakstė atskirai. Ne taip, kaip va čia aplink mus elektronai yra sukibę su
protonais ir branduoliais ir sudaro neutralius atomus, o tiesiog skraidė palaidė. Tokioje plazmoje keli svarbus dalykai yra. Vienas, šviesa pro ją negali kiaurai sklisti. Tai iš esmės gaunasi tarsi rūkas nepermatomas, pro kurį mes negalime žiūrėti, kas vyko pačioje visatos pradžioje. Kitas dalykas yra toks, kad jeigu kur nors ir atsirasdavo medžiagos sutankėjimas koks nors, tai toje plazmoje tiesiog sklandančios bangos jį išsklaidydavo. Dėl to negalėjo formuotis jokie dideli medžiagos telkiniai, kurie galėtų vėliau virsti galaktikomis. Bet nedidelių tankio svyravimų buvo. Ir ten, kur buvo tankiau, ten visata buvo šiltesnė, ten, kur buvo rečiau, visata buvo šaltesnė. Ir visata plėsdamasi į visą, jos temperatūra visur mažėjo, bet kai kur jinai mažėjo labiau negu kitose vietose. Kai visatos temperatūra nukrito iki maždaug 3000 laipsnių, įvyko rekombinacija. Elektronai sukibo su protonais, visas vandenilis, pagrindinės dujos sudarančios visatą, tapo neutralus, staiga kiaurai galėjo sklisti šviesa ir staiga galėjo formuotis vis didesni ir didesni medžiagos sutankėjimai. Ir tai yra tolimiausias dalykas, ką mes galime matyti, nes ta šviesa, tie fotonai, kurie buvo išspinduliuoti rekombinacijos metu, jie vis dar sklando aplinkos. Jie dabar yra išsiplėtę iki mikrobangų ilgio, bet mikrobangų detektoriais galima juos aptikti. Ir iš to susidaro toks raštas per visą dangų, kurio čia gabaliukas pavaizduotas, jis vadinamas kosminė foninė spinduliuotė. Tame rašte matome šiltesnės ir šaltesnės vietas ir iš to, kokio dydžio yra šiltesni ir šaltesni regionai, galim susidaryti įspūdį, kokio dydžio buvo tankio netolygumai tuo metu 380 000 metų visatoje. Toliau tie netolygumai, jie kai kurie galėjo augti vis didesni ir iš jų būtent formavosi galaktikos. Taip kad nuo šitos kosminės foninės spinduliuotės mes tada jau galime apskaičiuoti, kaip tos galaktikos turėjo susiformuoti. Ir vat keliama hipotezė yra, kad galbūt šitame mūsų apskaičiavime įsivėlė kokių nors klaidų, ar ką nors neatsižvelgiame, ir galbūt tos galaktikos formavosi greičiau, dėl to jos galėjo išaugti didesnės per tos 500 milijonų metų. Tai va, čia truputį labiau schematiškai pavaizduota tai, ką tik pasakojau, kad medžiaga, tai šitie mažyčiai rutuliukai, iš pradžių jie buvo daugiau mažiau tolygiai pasiskirstę, su labai nedideliais netolygumais, ir tuos netolygumus dar paskatino ir tamsiosios materijos susikoncentravimai, nes tamsiai materijai negalioja tai, ką aš šnekėjau apie plazmą, kad joje negali formuotis jokios sankaupos. Tamsioji materija galėjo ramiai kauptis į sutankėjimus ir įprasta materija, ta, kurią mes čia matome, visą ji galėjo sekti iš paskos šiek tiek. Na ir vėliau laikui bėgant susitelkė jau į didesnės sankaupas, iš kurių pasidarė galaktika. Kaip vyksta tas procesas galaktikų ir šiaip struktūros formavimosi, dažniausiai tyrinėjame skaitmeniniais modeliais. Čia yra pavaizduoti vieno tokio modelio rezultatai, pradedant nuo ne visai tų laikų, kai tik rekombinacija įvyko, bet nuo vis tiek labai ankstyvos visatos, maždaug 120 milijonų metų amžiaus. Tiesiog veikiant gravitacijai ir kitiems svarbiems fizikiniams procesams, po truputį formuojasi struktūra. Čia laikas eina ir vėl eina ir ateina iki mūsų dienų. Ir matom, kad nuo kažko, kas buvo daugiau mažiau tolygu, atsiranda visokie sutankėjimai, formuojasi struktūra, kuri vadinama kosminiu voratinkliu, ir ta struktūra duoda pradžią galaktikos piešinsią struktūrą. Taigi galbūt šitame mūsų bendrame vaizde yra kažkokių problemų, kažkokių klaidų, kažko neįvertinamų. Ir tikrai taip gali būti.
negaliu 100% paneigti, kad tokia hipotezė tikrai neteisinga. Bet tai yra tik vienas iš variantų. Ir turint omeny, kad šitie modeliai struktūros formavimosi, jie tikrai labai gerai atkuria daugybę kitų stebėjimų, tai sudėtinga būtų šitaip paaiškinti. Sudėtinga būtų tikėtis, kad mes kažko labai fundamentalaus nesuprantame ar nepataikome. Dar vienas paaiškinimas, toks turbūt labiausiai radikalus, kurį teko matyti, kuriuo buvo bandoma išaiškinti šitą neatitikimą, tai yra toks, kad mes kažką visiškai neteisingai skaičiuojame apie visatos amžių. Vėlgi, visatos amžius 13,7 milijardo metų, jis yra įvertinamas remiantis iš esmės tiek šitais struktūrų formavimosi modeliais, tiek tos minėtos kosminės foninės spinduliuotės struktūromis matomomis, tiek kitais įvairiais stebėjimais. Ir atrodo, kad jis nustatytas yra gana patikimai. Na, tas gana patikimai reiškia, kad ten gali būti kokių keliasdešimties milijonų metų paklaida, bet lyginant su 13,7 milijardo metų, tai tie keliasdešimt milijonų metų yra tikrai nedaug. O radikali hipotezė iškelta yra tokia, kad visatos amžius vos net dvigubai didesnis. Iš tiesų, mes visai blogai interpretavome tos kitus duomenis ir tada, jeigu visatos amžius toksai didelis, tai šitos raudonojo poslinkio vertės, jos atitinka nebe tenai 500-600 milijonų metų amžiaus visatą, bet bent keletą milijardų metų amžiaus visatą. Ir tiek laiko tikrai pakanka, kad susiformuotų tiek daug šitų galaktikų, kad mes jas matytume. Bet visą šitą didelį radikalumą pernai spalį berods nustūmė į šalį daug paprastesnis paaiškinimas. Kaip dažnai šiaip būna su moksliniais tyrimais, kad randam ką nors, kas atrodo nesuprantama ir keista, tada iškeliama daug hipotezių, o kaip čia galėtų būti, kas čia radikaliai kitaip, mes nieko nesuprantam apie fiziką, viską reikia versti aukštyn kojom. Ir tada kas nors išlenda ir pasako, ne, iš tiesų čia yra šitas paprastas dalykas, apie kurį mes visada žinojom, tik tai nepagalvojom. Ir tas paprastas dalykas, apie kurį iki tol nebuvo pagalvota, yra tai, kad ne pats galaktikų formavimasis, tai yra medžiagos telkimasis į struktūras, bet žvaigždžių formavimasis galaktikose, tai yra dujų virtimas į žvaigždės, pirmykštėje visatoje galėjo būti žymiai efektyvesnis negu šiandieniniai. Ir dėl to galaktikoje, kurios masė bendra, įskaitant tamsiąją materiją, dujas ir žvaigždės, yra tokia, kokios tikėtumėmės, žvaigždžių galėjo prisiformuoti tikrai tiek daug, 100 kartų daugiau galbūt negu buvo manyta anksčiau. Ir esmė, kodėl tas žvaigždžių formavimasis galėjo būti toks efektyvus, susijusi su tuo, apie ką truputėlį probėgšmis užsiminiau, tai yra, kad pirmykštėje visatoje beveik nebuvo kitų cheminių elementų negu vandenilis ir helis. Čia esmė yra tokia, kad kai žvaigždė susiformuoja, tai jos gelmėse vyksta termobranduolinės reakcijos, kurios išskiria labai daug energijos, ta energija keliauja į išorę ir išspinduliuoja. Jeigu žvaigždė yra panaši į Saulę, tai yra turi apie kokius 2% savo masės sunkesniuose už helį cheminiuose elementuose, tai tada dalis tos spinduliuotės yra sugeriama būtent tų cheminių elementų ir dėl to nuo žvaigždės ima pūsti vėjas ir ypač jeigu ta žvaigždė cheminė sudėtim panašiai į Saulę, bet yra daug masyvesnė, tai tas vėjas gali būti toks stiprus, kad išsklaido aplinkui esančias dujas ir sulėtina arba netgi sustabdo tolesnį žvaigždžių formavimąsi tos žvaigždės aplinkoje. Ir tai yra pavaizduota šita raudona linija. Čia yra nuo laiko parodyta priklausomybė, kiek susiformavęs žvaigždžių spiečius ne tai, kad išspinduliuoja energijos, bet sukuria vėjų ir kitokios mechaninės energijos, kuri gali stumdyti dujas.
Taigi, jeigu žvaigždės panašios į Saulę, tai tos energijos kiekis yra gana didelis nuo pat pradžių ir keliasdešimt milijonų metų jisai gali pasireikšti. Tuo tarpu, jeigu žvaigždės turi daug mažiau tų sunkių cheminių elementų, sunkesnių už helį, šiuo mėlynos linijos atveju tai būtų 50 kartų mažiau negu Saulėje, tai tada pirmus kokius 3 milijonus metų to mechaninio poveikio aplinkai beveik nėra. Vadinasi, dujos, kurios buvo susitelkusios, jos kelis milijonus metų gali formuoti žvaigždės ir jau susiformavusios žvaigždės šitam procesui įtakos beveik neturi. Ir kai apskaičiuojam, kiek tada žvaigždžių galėtų susiformuoti galaktikoje, laikant, kad to mechaninio poveikio iš aplinkinių žvaigždžių beveik nėra, tai gauname rezultatą, kad kokį 100 kartų daugiau žvaigždžių gali susiformuoti negu tuo atveju, kai visos žvaigždės yra panašios į Saulę, tai yra, kai procesas vyksta aplinkinėje visatoje. Po 3-4 milijonų metų pradeda žvaigždės sproginėti supernovomis ir tie supernovų sprogimai jau tikrai išblaško aplinkines dujas, bet pirmykštėse galaktikose tų 3-4 milijonų metų daugiau nei pakanka, kad kone visos dujos susikaupusios į kažkokį telkinį spėtų pavirsti žvaigždėmis. Tai va, štai paaiškinimas, paslaptis atskleista, sunaikinta ir kosmologija iš tiesų neatrasta, galim sėkmingai eiti į šviesų Džeimso Vebo rytojų ir niekam už alternatyvią kosmologiją Nobelio premiją nekris. Na, iš tiesų ne taip, iš tiesų atradimų yra labai daug ir tikrai ne visi paaiškinti. Ir dabar pabaigai, antrai pusiai pranešimo labiau greičiau perbėgsiu per keletą kitų atradimų, kurie taip pat sulaukė įvairaus dėmesio. Kitas svarbus atradimas, ką Džeimsas Vebas atrado, yra susijęs su galaktikų formomis. Čia yra ne Džeimso Vebo nuotraukos, čia yra ankstesnio minėto infraraudonųjų spindulių teleskopo Spitzer darytų nuotraukų koliažas, kur galaktikos surikiuotos yra į diagramą vadinamą Hubble'o kamertonu. Hubble'as, astronomas prieš daugiau nei 100 metų įrodęs, kad visata plečiasi, jis taip pat tyrinėjo galaktikas ir atkreipė dėmesį, kad galaktikos yra skirtingų formų ir kad tas skirtingas formas galima išdėstyti į tokią, kaip jis galvoja, evoliucinę seką. Dabar aišku, kad tai ne visai evoliucinė seka, bet tiesiog skirtingos galaktikos struktūros. Čia turime galaktikas, kurios bendrai vadinamos elipsinėmis, tai yra, jos iš esmės atrodo kaip kamuoliai kokie nors. Nebūtinai sferiniai, gali būti suploti kaip nors arba ištempti. Ta prasme, tiek kaip futbolo kamuolys, tiek kaip regbio kamuolys, tiek kaip suplota skraidanti lėkštė, kas nors panašaus, bet visos tos galaktikos vadinamos elipsiniai. Tada šitoje pusėje yra galaktikos vadinamos spiralinėmis, tai jos turi spiralinės vijas ir jos turi diskus. Kai kurios iš tų galaktikų dar turi tokias pailgas struktūras vadinamas skersėmis, kitos neturi, tai dėl to šitie yra perskirmi. Ir taip pat dar yra galaktikų, kurios yra netvarkingų formų. Tai tos galaktikos, pavyzdžiui, jeigu dvi galaktikos jungiasi viena su kita, tai kurį laiką susijungimo prieš susijungimą ir po jo kurį laiką galaktika būna labai netvarkinga. Ne vien dėl susijungimų galaktikos gali būti netvarkingos, bet tai viena iš galimybių joms tokioms būti. Taigi turime 3 esminės galaktikų rūšis: elipsinės galaktikos, spiralinės galaktikos ir netvarkingos galaktikos, arba savotiškos galaktikos, arba netaisyklingos galaktikos, įvairiai jos vadinamos. Su Džeimso Vebo teleskopu padarytose nuotraukose, tiek toje, kurią matėme prieš tai, tiek kitose nuotraukose, atrinkus daugybę galaktikų ir tiesiog iš akies praktiškai pasižiūrėjus į formas, nes šiaip nepaisant visokių mašininio mokymo algoritmų pažangos, vis dar žmogaus akis yra visai neblogas detektorius lyginant su kitais nustatyti galaktikos formą.
Taigi, nustačius tas galaktikų formas, randame tokią priklausomybę, kad praktiškai visais laikais, čia vėlgi tas minėtas raudonasis poslinkis, kuris nurodo visatos amžių, tai raudonasis poslinkis 2 yra 10 milijardų metų praeitis, 6 yra beveik 13 milijardų metų praeitis, tai yra čia milijardo metų amžiaus visata. Taigi visais laikais, kurie čia stebimi, kurie pasiekimi, diskinių galaktikų buvo daugiausiai. Apie 60% visų galaktikų buvo diskinės, o elipsinių, sferoidinių ir netaisiklingų buvo po maždaug 20%. Čia yra tų galaktikų tipų pasiskirstimas pagal jų žvaigždžių mases. Vėlgi, jeigu turim maždaug paukščių tako masės galaktikas, tai susumavus per visus laikotarpius, tai matom, kad tokių galaktikų sferoidinių yra daugiau, bet jeigu einam prie mažesnių galaktikų, tai jų yra diskinių daugiau. Tuo tarpu, prieš 10 metų gauti rezultatai naudojant daugiausiai Hubble duomenis, rodė praktiškai visiškai priešingą rezultatą. Jie toli gražu nesiekia tokių senų laikų, kaip čia matom raudonojo poslinkio vertė lygi 7, tai yra 1 milijardas metų po didžiojo sprogimo. Čia raudonojo poslinkio vertė tik tai 3, tai kažkur 12 milijardų metų praeitas. Bet matome, kad nuo šiandien yra dar labiau kažkur ten į kairę, bet tendencija tokia, kad didėjant raudonajam poslinkiui, tai yra einant prie vis ankstyvesnės visatos, diskinių galaktikų darosi labai mažai, praktiškai 0. Netaisiklingų galaktikų daugėja, o sferoidinių šiek tiek mažėja, bet vis tiek išlieka apie 40%. Taip, kad matom, skaičiai visiškai neatitinka. Kodėl? Vėlgi turim keletą paaiškinimų. Vienas yra susijęs su tuo, ką čia matom, kad Jamesas Webbas leidžia matyti daug mažesnės galaktikas negu Hubble'as, o tarp daug mažesnių galaktikų, kaip matom, pagrindė ir dominuoja diskinės galaktikos. Galbūt yra tas, bet vien šito paaiškinti skirtumą neišeina. Gali būti, kad tiesiog Hubble nuotraukos tokios neryškios, kad tenai klasifikuojant nepavykdavo pamatyti disko, tiesiog galaktikos buvo klasifikuojamos kaip savotiškos, bet tai nepaaiškino, kodėl sferoidų aptinkama tiek daug. Ir čia jau tokio aiškaus paprasto paaiškinimo neturi, kodėl šitas neatitikimas ir ar Hubble buvo gauta kažkas visai blogai, o Jamesu Webbu gerai. Ir plus čia problema yra tokia, kad vėl teoriniai modeliai, kurie aiškina galaktikų formavimąsi, jie sako, kad tvarkingam diskui galaktikos susiformuoti reikia laiko. Reikia, gal ne kelių milijardų metų, bet kokių bent 1-2 milijardų metų tikrai reikia. Tai per 1 milijardą metų visatos mes apskritai neturėtume matyti diskinių galaktikų, jos visos turėtų būti tokiame formavimosi įkarštyje, kad būtų daugiausiai netaisiklingos. Tai jeigu galaktikos turėtų būti netaisyklingos, bet matome, kad jos yra daugiausiai diskinės, netgi labai daug tų diskų ankstyvoje visatoje, tai vėlgi kažkoks neatitikimas tarp to, ką mes matome ir to, ką prognozuoja teorija. Tokiais atvejais visada to blogiau teorijai, nes reikia kažką keisti. Visatos mes nepakeisim, tai reikia keisti mūsų supratimą. Kaip jį reikės pakeisti, kol kas atsakymą neturi. Dar vienas įdomus Jameso Webbo rezultatas susijęs su ankstyvąja visata yra susijęs su juodosiomis skylėmis. Kiekvienos galaktikos centre egzistuoja supermasyvi juodoji skylė, praktiškai kiekvienos. Bet iš kur jos atsirado, mes 100% nežinom. Viena galimybė yra tokia, kad tai buvo pirmosios žvaigždės, kurios palyginus labai trumpai gyveno, milijoną kitą metų. Ir tada sprogo supernovomis ir po žvaigždės sprogimo supernova kartais gali susiformuoti juodoji skylė. Tai buvo galbūt 10 ar 100 kartų už Saulę masyvesnės juodosios skylės, bet tada laikui bėgant jos
rydamos dujas išaugo iki milijonų ir milijardų Saulės masių, kas ir yra tai ką aptinkame galaktikų centruose. Alternatyvi hipotezė yra tokia, kad pirmykštėje visatoje buvo tinkamos sąlygos, kad dujų telkiniai didžiuliai sukolapsuotų į tiesiai juodąsias skyles, kas yra neįmanoma šiandieninėje visatoje, bet pirmykštėje visatoje tai galėjo būti. Iš esmės vėlgi dėl cheminės sudėties skirtumų, apie kuriuos jau šnekėjau anksčiau. Taigi šitie cheminės sudėties skirtumai leido formuotis vadinamus tiesioginio kolapso juodosiams skylėms, kurių masės galėjo būti dešimtis ar šimtai tūkstančių Saulės masių. Na ir joms užaugti iki milijonų ar milijardų Saulės masių užtruktų daug trumpiau negu pradedant nuo 10 ar 100 Saulės masių. Ir kuo mes ankstyvesnės supermasyvias juodąsias skyles atrandame, tuo labiau apribojame galimybės paaiškinti jų kilmę. Nes jeigu mes turime juodąją skylę, kuri yra milijardas Saulės masių, bet jį matoma, kai visatos amžius buvo milijardas metų, tai tokią juodąją skylę užauginti net ir nuo žvaigždinės masės, tai yra nuo kažkur čia esančias šitam grafike. Nepaaiškinau, kad čia turim juodosios skylės masę ir čia turim vėlgi tą patį baisų ir raudonąjį poslinkį. Taigi čia turim milijardo metų amžiaus visatą, čia turim 700 milijonų metų amžiaus visatą, čia turim kažkur 160 milijonų metų amžiaus visatą. Tai yra anksčiau negu pirmosios žvaigždės. Na, tuo metu, kai pirmosios žvaigždės formavosi. Taigi, milijardo metų amžiaus visatoje, milijardo Saulės masių juodąją skylę turėti yra visiškai paprasta, nesvarbu, kurį šitų kilmės modelių pasirinksi. Kuo toliau į visatos praeitį atrandam supermasyvių juodųjų skylių, tuo sunkiau yra jų kilmę paaiškinti šitais modeliais, pagal kuriuos juodosios skylės prasidėjo nuo kažko labai mažo, tai yra 10 ar 100 Saulės masių, tos pirminės juodosios skylės. Kuo toliau atrandame juodųjų skylių, tuo atrodytų labiau tikėtinas yra šitas tiesioginio kolapso juodosios skylės kilmės modelis. Iš kitos pusės, pagal šitą modelį, labai masyvių juodųjų skylių turėtų egzistuoti jau visiškai ankstyvoje visatoje, tai yra ten 500 milijonų metų amžiaus, 400 milijonų metų amžiaus. Tai vėlgi, jeigu aptiktume tokias juodąsias skyles, tai būtų kaip ir įrodymas, kad šitas modelis yra teisingas, o kiti klaidingi. Iš kitos pusės, jeigu tokių juodųjų skylių neaptiktume, nors turėtume jas aptikti, tai yra padarę tikrai plačius stebėjimus, neaptiktume tokių juodųjų skylių, tada jau kiltų klausimas, galbūt šitas modelis neteisingas, nes jeigu šitas modelis teisingas, tai kur tos labai masyvios, labai ankstyvos juodosios skylės. Ir Jamesas Webbas atranda tų juodųjų skylių labai daug, jis jas atranda, aišku, ne pačias tiesiogiai, bet atranda aplink jas judančių dujų spinduliuotę. Ir tų juodųjų skylių, čia šitais mėlynais iksiukais pažymėta, tai ką būtent Jameso Webbo teleskopu pavyko atrasti. Ir keletas yra tokių tikrai ekstremalių, kurios ir masyvios, ir labai ankstyvoje visatoje. Na, o šitos kelios linijos yra tiesiog pavyzdinės galimos juodųjų skylių masės augimo kreivės, tai yra kaip jų masės gali augti parinkus keletą modelio parametrų. Taigi čia dar vienas toksai rezultatas, kuris pats iš savęs kosmologijos tikrai neapvertinėja, bet jis gali mums padėti atsirinkti tarp kelių juodųjų skylių kilmės modelių. Dar vienas įdomus rezultatas yra šitoje nuotraukoje, vėlgi galaktika, kuri tiesiog atrodo blausus taškelis, bet išskyrė to blausaus taškelio šviesą į keletą bangos ilgio intervalų, kaip Jamesas Webbas ir stebi, būtent per skirtingus filtrus, kurie praleidžia skirtingų bangos ilgių per raudonąją šviesą. Mokslininkai pastebėjo, kad ta galaktika turi netikėtai daug anglies, o galaktika matoma ir iš laikų, kai visatai dar nebuvo net 1 milijardo metų.
Anglis yra vienas iš pirmųjų susiformuojančių cheminių elementų. Visi cheminiai elementai sunkesni už helį iš esmės formuojasi dėl to, kad žvaigždėse vyksta termobranduolinės reakcijos, kurių metu gaminasi vis sunkesni cheminiai elementai. Anglis yra vienas iš gausiausių šiaip cheminių elementų šiandieninėje visatoje, bet iki šiol buvo manoma, kad jai ji formavosi gana lėtai. O čia radom galaktiką, kurioje tos anglies yra bent keletą kartų daugiau negu teoriniai modeliai prognozuoja maksimaliai įmanomą vertę tuo metu, kai ta galaktika stebima. Daug arčiau mūsų Džeimsas Vebas padeda pažvelgti į žvaigždžių formavimosi procesą. Kairėje esanti nuotrauka yra tikrai viena garsiausių Hubble'o teleskopo darytų nuotraukų, vadinama Kūrinijos stulpais. Tai yra erelio ūko dalis, paukščių take esantis žvaigždžių formavimosi regionas. Tai yra regionas, kuriame yra daug tankių šaltų dujų ir iš tų tankių šaltų dujų formuojasi naujos žvaigždės. Tų naujų žvaigždžių spinduliuotė jį po truputį garina ir nustuminėja tas dujas ir dėl to suformuoja tokius stulpus, nes ten irgi yra jaunų žvaigždžių, kurių spinduliuotė tiesiog bando nupūsti šitas dujas, bet jų sprankėjimai sukuria tokius šleifus iš jų ir iš to formuojasi šitas stulpai. Hubble'o, kai kur galima lyg tai šiek tiek pažvelgti pro tas tankias dujas ir šiek tiek matosi žvaigždžių esančių pačiose tose stulpuose. Tačiau, kai Džeimsu Vebu pasižiūrėjom, tai pasimatė daug skaidresnis vaizdas ir daug daugiau žvaigždžių, įskaitant ir žvaigždės tuose dujų stulpuose. Ir būtent ten formuojasi žvaigždės, dėl to Džeimsas Vebas leidžia pamatyti tuos pirmuosius žvaigždžių formavimosi proceso etapus, kai besiformuojančią žvaigždę dar gaubia tankus dulkių ir dujų sluoksnis. Taip pat žiūrint į žvaigždžių formavimosi regionus, buvo atrastas labai netikėtas dalykas, tai yra dvinariai objektai sudaryti iš planetinės masės objektų nesisukančių aplink žvaigždės. Apskritai, manoma, kad planetos formuojasi dujų ir dulkių diskuose, kurie susisuka aplink besiformuojančias žvaigždės. Tarp žvaigždinių dujų debesis fragmentuoja ir traukiasi į vis tankesnius telkinius, kurie virsta žvaigždėmis, bet iš kiekvieno to telkinio susiformuoja ne tik žvaigždė, bet ir dujų dulkių diskas aplinkė ir tame dujų dulkių diske formuojasi planetos. Tačiau pasirodo, gali būti planetų, visi šitie objektai yra keletą kartų masyvesni už Jupiterį, kurie formavosi atskirai nuo žvaigždžių. Kaip mes tą žinome? Mes tą žinome iš to, kad jie yra dvinariai. Nes vienas būdas, kaip galima gauti planetą neskriejančią aplink žvaigždę, yra toksai, kad planeta susiformavo prie žvaigždės, bet tada, pavyzdžiui, pro šalį lėkdama kita žvaigždė galėjo destabilizuoti planetos orbitą ir išsviesti ją į tarpžvaigždinę. Tačiau tokiu būdu, jeigu taip atsirastų šitie planetiniai objektai lakstantis kažkur nepririšti prie žvaigždžių, tai tie objektai beveik visi būtų tiesiog pavieniai, o dvinarių tokių objektų beveik neaptiktų. Tačiau Džeimso Vebo aptikta kelios dešimtys tokių objektų ir statistiškai galima išnagrinėti, kiek tikėtina, kad tokį kiekį dvinarių objektų aptiktume, priklausomai nuo jų susiformavimo scenarijos. Ir labiausiai tikėtinas susiformavimo scenarijus yra tas, kad jie formavosi patys iš savęs, o ne prie žvaigždžių ir nebuvo išsivesti nuo žvaigždžių aplinkos. Tai vėlgi užduoda klausimą apie tai, ko mes dar nesuprantame iki galo apie dujų fragmentaciją ir žvaigždžių formavimąsi, kad gali formuotis tokie planetinės masės objektai nepririšti prie žvaigždžių. Na ir dar vienas dalykas, ką Džeimsas Vebas duoda, tai leidžia pažvelgti į egzoplanetų atmosferas. Egzoplanetomis vadinamos visos planetos už Saulės sistemos ribų, tiek tos, kurios neskrieja aplink žvaigždės, tiek tos, kurios skrieja aplink žvaigždės.
Aišku, labiausiai vaizduotę jaudina tos, kurios skrieja aplink žvaigždės ir ne bet kur, o specifinėme regione vadinamame gyvybinė zona. Tai yra regionas aplink žvaigždę, kur žvaigždės šviesos krentančios į planetą pakanka, kad planetos paviršiaus temperatūra tiktų skystam vandeniui egzistuoti. Arba kitaip tariant, regionas, kuriame esanti planeta iš žvaigždės gauna panašiai tiek energijos, kiek Žemė gauna iš Saulės. Kiek yra tas panašiai, tai galima daug diskutuoti, bet apytikrai tokį regioną aplink kiekvieną žvaigždę galima nusibrėžti. Ir viena tokia planeta, K2-18b, vėlgi, kaip sakiau, daugelis astronominių objektų turi tik tai visokius kodinius numerius, o ne gražius pavadinimus, bet čia esmė yra tokia, kad K2 yra stebėjimų projektas, tai yra Keplerio kito garsaus teleskopo antroji misija ir 18 neatrasta žvaigždė, bet 18 žvaigždė, prie kurios atrasta planeta tos misijos metu, o B tai reiškia, kad pirmoji atrasta planeta toje sistemoje. Planetos numeruojamos nuo B ir toliau einant mažosiamis raidėmis. Tai va, ir Džeimso Vebo teleskopą nukreipus į tą žvaigždę K2-18, stebint planetos tranzitus, tai yra planetos praskridimus tarp žvaigždės disko ir mūsų, Džeimsas Vebas galėjo išmatuoti tos planetos atmosferos sudėtį. Nes jeigu įsivaizduokim planetos diską, kuris lekia priešais žvaigždę, tai aplink tą planetos diską galim įsivaizduoti, kad yra žiedukas atmosferos. Atmosfera susideda iš skirtingų cheminių elementų. Kiekvienas cheminis elementas sugeria specifinių bangos ilgių spinduliuotę. Vadinasi, ties tam tikrais bangos ilgiais žvaigždės spinduliuotę sugeria ir planetos diskas, ir atmosfera. Ties kitais bangos ilgiais sugeria tik tai planetos diskas, bet ne atmosfera. Ir aišku, priklausomai nuo to, kiek yra kiekvieno cheminio elemento, tas sugerimas iš atmosferos yra tas stipresnis ir tas silpnesnis. Ir dėl to, taip stebėdami planetos tranzitą, paprastai keletą kartų reikia stebėti ir susumuoti duomenis, ir tada galim išmatuoti planetos atmosferos spektrą. Ir būtent Džeimsas Vebas leidžia tą padaryti, net ir palyginus nedidelėms planetoms. Pirmoji egzoplanetos atmosfera buvo išmatuota berods 2000 metais, bet tai buvo labai masyvi planeta, daug masyvesnė už Jupiterį. K2-18b yra mažesnė už Neptūną, ji yra apie berods 8 kartus masyvesnė už Žemę. Na, tai dar ne Žemės masės planeta, bet jau netoli to. Jupiteris tuo tarpu yra 300 kartų masyvesnės už Žemę. Pirmosios planetos buvo vos ne 1000 kartų masyvesnės už Žemę, kurių atmosferos pavyko išmatuoti. Na ir šitie duomenys, tai yra šitie matavimai, jie priderinus tam tikrą modelį, kuris geriausiai jos paaiškina, parodė, kad tos planetos atmosferoje yra metano, yra anglies dvideginio, taip pat, čia neparodyta, bet greičiausiai yra ir vandens garų. Metanas ir anglies dvideginis yra tokios įdomios dujos, nes ypač metanas yra laikomas vienu iš galimų biopėdsakų. Biopėdsakai tai yra dujos, kurių egzistavimas rodytų gyvybės egzistavimą planetoje. Tai šitas atradimas nereiškia, kad ten tikrai yra gyvybė, nes galima jį paaiškinti ir kitais būdais, kitokiais atmosferos modeliais, bet tai jau yra labai įdomu, kad Džeimsu Vebu įmanoma aptikti tokias dujas kaip metanas tokiose planetose kaip šita K2-18b, kur yra tik tai 8 kartus masyvesnė už Žemę. Ir su ilgesniais stebėjimais Džeimsas Vebas turėtų galėti išmatuoti atmosferas jau ir Žemės masės planetų. Taip, kad šituo būdu galėsim tyrinėti planetų atmosferas, kurios, net jeigu jos neparodys, kad ten kur nors gyvybė egzistuoja, jos mums duos visokių įdomių žinių apie tai, kokios gali būti planetų atmosferos, kokie geologiniai procesai tose planetose galbūt vyksta. Na, o jeigu kur nors parodytų nepaneigiamą įrodymą, kad ten egzistuoja gyvybė, na, tai apskritai būtų atradimas visiškai apversantis mūsų supratimą apie visatą, nes, tiksliau mūsų suvokimą
savo padėties visatoje, nes tada žinotume, kad kažkur kitur negu Žemė egzistuoja gyvybė. Tai tiek. Ačiū už dėmesį. Gal kas turit klausimą? Ten iš tų planetos masės objektų dvinarių, ar mes sugebėjom nustatyti jų masę dėl to, kad jie yra dvinariai? Man atrodo, kad ne. Čia geras klausimas, truputį kontekstui paaiškinsiu. Patikimiausias būdas nustatyti, tarkim, žvaigždžių mases yra stebėti dvinarės žvaigždės, nes dvinarės žvaigždės, abi žvaigždės sukasi viena aplink kitą, tiksliau aplink bendrą masės centrą, o tai kaip greitai jos sukasi, tai yra kaip greitai apsuka vieną periodą, priklauso nuo to, kokio atstumu yra ir kokios jų masės. Taip kad stebint dvinarę žvaigždę galima labai patikimai nustatyti žvaigždžių mases. Šičia irgi, ne vien žvaigždėms tas galioja. Jeigu turime dvinarę sistemą iš planetinės masės objektų, tai irgi galėtume, stebėdami jų sukimasi vienas aplink kitą, nustatyti jų mases. Bet tam stebėti reikėtų pakankamai ilgai, kad pamatytume bent keletą susukimų vieną aplink kitą. O to padaryti nepakako laiko. Tiesiog tai, man atrodo, kad čia yra įvertinimai pagal tai, kiek spinduliuoja tie objektai, pagal tai yra įvertinta, kokia labiausiai tikėtina masė. Dar kas nors turi klausimą? Na, gerai, aš paklausiu, nes labai daug. Nežinau, bet rodėte nuotrauką galaktikos ir planetos, kurioje sakėt, kad yra anglies. Aš nelabai supratau, o kaip galima žinoti, kad čia yra anglies, dėl spalvos būtent jos ar kaip? Vėlgi tai yra susijęs su galaktikos spektru. Nes galaktikos spinduliuotė, jeigu neturiu geresnio spektro čia skaidrėse negu šitas, bet esmė, kad spektras tai yra spinduliuotės intensyvumo, tarkim, priklausomybė nuo bangos ilgio. Kiekvienas cheminis elementas turi savo specifinius spinduliuojamus bangos ilgius. Džeimso Vebo teleskopas jis nematuoja spektro, jis matuoja tam tikrus platesnius intervalus spinduliuotės. Ne tai, kad nematuoja spektrą. Yra instrumentų, kurie matuoja spektrą, bet tai nėra pagrindiniai jų instrumentai. Tai būtent instrumentai skirti labiau planetų tyrimams. Bet net ir iš tų vadinamų fotometrinių stebėjimų, tai yra tų platesnių bangos ilgio intervalų, galima susidaryti įspūdį, koks bendras spektras galaktikos yra. Ir iš to galima pamatyti, kad yra netikėtai daug spinduliuotės tame regione, kur žinome, kad yra daug anglies spektro linijų. Vadinasi, greičiausiai ten yra daug tos anglies. Tada galima dar ir spektrą išmatuoti ir pasitvirtinti. Tai toksai dviejų žingsnių procesas. Bet iš esmės susijęs su to, kad spektrą išmatuojam ir žinom, kokie elementai, kokio bangos ilgio spinduliuotės skleidžia. O kas yra Džeimsas Vebas, iš kur tas teleskopo pavadinimas pats? Džeimsas Vebas buvo NASA administratorius Apollo programos laikais. Jis prižiūrėjo Apollo programą ir žmonių skrydžius į Mėnulį, vadovaudamas NASA. Aš dar pasinaudosiu progą, tai man šiaip įdomu, kur toliau kitą teleskopą, kur toliau ignoruojant toliau daryti. Nieko neaišku, šitas nepabaigtas, bet sakykime, čia iki kiek ten kelių šimtų mikrometrų datraukia, ne? Tai keliasdešimties, ne? Tai ar jau važiuoti tada kitą teleskopą konstruojant dar giliau į tą pusę, ar daryti tiesiog tokį pat, bet didesnį, ar būtent kaip tik į ultravioletą gal pažiūrėti, kas ten, įdomu, į kurią vietą. Šiaip, kalbant apie kosminius teleskopus, tokius didžiausius, svarbiausius kosminius teleskopus, tai jie apima tikrai nemažą dalį šito viso elektromagnetinio spektro.
turim, tarkim, Fermi teleskopą, kuris gamma spindulius matuoja, turim Chandra teleskopą ir dar keletą kitų, kurie rentgeną matuoja. Turim Swiftą, kuris ultravioletą matuoja, Hubble'ą, kuris ultravioletą regimuosius ir artimus infraraudonuosius, Jamesas Webbas infraraudonieji. Tai praktiškai to padengimo yra labai daug. Tarkim, radijo bangas kosminių teleskopų matuoti nėra labai daug prasmės, nes Žemės atmosfera gana gerai jas praleidžia, taip pat antžeminiais teleskopais visai gerai galima matuoti. Plus, kuo didesnis bangos ilgis, tuo didesnio paties teleskopo reikia, kad būtų galima ką nors stebėti, tai radijo teleskopai už tai visada yra labai dideli, reikia iškelti kosmosą. Bet čia tokia truputį lyrinis nukrypimas, labai įdomus projektai yra po truputį vystomi pastatyti radijo teleskopą tolimojoje Mėnulio pusėje. Nes radijo teleskopui, ypač didžiausiams radijo teleskopams, jiems nereikia, kad tas pagrindinis veidrodis judėtų. Pagrindinis veidrodis gali būti visiškai stacionarus. Tarkim, garsusis Arecibo radijo teleskopas buvo būtent betoninis toksai apvalainas įdubimas realiai Žemėje. Vos ne, sakyčiau, skate parkas didžiausias. Tai va, ir judantis instrumentai yra tik tai virš jo, kurie jau fokusuoja spindulius teisingai. Tai va, tai Mėnulio tolimoje pusėje kokią nors krateryje būtų galima padaryti radijo teleskopą. O idėja čia tokia, kad žmonija labai daug radijo spinduliuotės generuoja, tai tolimoje Mėnulio pusėje visą tai pašalinti. Dėl to bus galima daug geriau stebėti kosmosą radijo diapazone. Kalbant apie kitus kosminius teleskopus, tai tokia, sakyčiau, šiuo metu labiausiai vystoma idėja kaip Jameso Webbo įpėdinio, panašiai kaip Jamesas Webbas ir Hubble'o įpėdinis. Tai yra teleskopas kol kas vadinamas LUVOIR, Large Ultraviolet Optical and Infrared Telescope. Žodžiu, didelis ultravioleto regimųjų ir infraraudonųjų spindulių teleskopas, kuris būtų ar ne 30 kelių metrų skersmens pagrindinio veidrodžio teleskopas, kurį irgi būtų galima iškelti į kosmosą, bet ten jo idėja yra tokia, kad jis būtų skraidinamas dalimis ir kosmosas surenkamas. Nes taip supakuoti, kaip pavyko Jamesą Webbą supakuoti, kad tilptų į raketą, tai tokio didelio teleskopo jau neiškils dalimis. Bet va, tai žodžiu, kalbama vis tiek yra apie šitą regioną, kur Hubble'as ir Jamesas Webbas stebi. Aš tai labai daug klausimų turiu, bet tada apsistosiu ties skaidrėm. Ir buvo viena ta skaidrė, kur rodė nuo viso sprogimo, kas nutiko, ir sakė, kad yra keli įdomus dalykai, ir tada įdomus, ir vėl įdomus. Ir truputį pasakojate apie tą labai spalvotą įdomų dalyką. Taip. Bet o pati ta pradžia. Pati pradžia, čia nai. Vat jo, tos sekundės. Taip, tai turim dar valandą. Turim. Nes apie pirmasias 20 minučių, kas vyko visatoje, galima laisvai šnekėti kelias valandas. Žodžiu, pirmas įdomus dalykas yra kosminė infliacija. Tai yra labai išskirtinai spartus erdvės išsiplėtimas, kuris tai yra hipotetinis ir teorinis modelis, kuris paaiškina kai kurias stebimos visatos savybes. Pavyzdžiui, tą, kad visata atrodo labai panaši dideliais masteliais į visas puses. Ir tai reiškia, kad tai, ką mes dabar matome, turėjo iš labai mažo taško išsiplėsti labai didelį. Tą padaryti labai greitai. Toliau įdomus dalykas, kad maždaug mikrosekundai praėjus po didžiojo sprogimo atsirado iš esmės dalelės, tokios kaip elektronai, protonai, neutronai, o nuo berods 3 minučių iki 20 minučių po didžiojo sprogimo vyko pirmykštė nukleosintezė. Tai yra
Visatos savybės tuo metu priminė žvaigždės branduolio savybės. Ir tai reiškia, kad temperatūra ir koncentracija medžiagos tankis buvo pakankamai dideli, kad tenai vyko termobranduolinės reakcijos ir vandenilio branduoliai, tai yra protonai, jungiasi, formavo helį, toliau jungiasi, formavo litį ir berilį, bet litis ir berilis labai greitai subirėjo, berilio visai neliko, ličio beveik neliko. Ir tai vyko keliolika minučių, bet vėliau visatai plečiantis temperatūra ir tankis sumažėjo tiek, kad nebeužteko jų, kad vyktų termobranduolinės reakcijos. Ir tada prasidėjo ta nuobodžioji epocha iki rekombinacijos 1980